Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Artinasi rugsėjas ir visi pamažu grįžtame į savo darbus, į savo įprastas vietas. Kas į universiteto aulas, kas į mokyklos suolus, kas, taip į darbus pasibaigus būtent tam atostogų sezonui. Grįžtame į savo įprastą ritmą, į savo įprastą darbų šurmulį. Ir tai yra puikios naujienos, kadangi būtent tame šurmulyje atrandame tave, Jėzau. Galime su tavimi bendrauti. Galime būti tame šurmulyje su Jėzumi. Šurmulio sezonas jau prasidėjo praėjusią savaitę. Tuo trumpu žvilgsniu į Lisaboną, į pasaulio jaunimo dienas. Kai diakonas Linas praėjusią savaitę mus pakvietė suvokti, kaip Dievas, tavo Jėzau, tėvas ir mūsų tėvas, žino kiekvieną iš mūsų vardą ir netgi švenčia kiekvieną iš mūsų gimtadienius. Pokalbį su tavimi, kaip ir įprasta, tęsime Evangelijos šviesoje. Ir kaip tik šiomis dienomis skaitėme vieną Evangeliją jauniems žmonėms ir apie jaunus žmonės. Tai buvo tavo Jėzau susitikimas su Natanaeliu, apie kurį pasakoja evangelistas Jonas pačioje savo Evangelijos pradžioje. Visi turbūt gerai žinome tą pasakojimą. Matyti, kaip tavo, kaip susitikimas su tavimi pakeitė to jauno žmogaus gyvenimą. Šiandien tą Natanaelį minime kaip apaštalą Bartolomiejų, kaip vieną iš bažnyčios stulpų, kolonų, pamatų, kuris skelbia Evangeliją tolimuose rytų kraštuose. Mesopotamijoje, Indijoje, Armėnijoje jis yra palaidotas, yra to šalies globėjas, apaštalas. O tąkart buvo žinomas tiesiog kaip jaunas vaikinas kažkur, galime įsivaizduoti aplink Jeruzalę, Betaniją. Koks tai buvo vaikinas? Iš Evangelijos matyti, kad jis buvo labai spontaniškas, labai paprastas. Taip pat žinome, kad turėjo draugą, Pilypą, kuris taip pat tave Jėzau sutiko ir kuris, tas Pilypas, pakvietė patį Natanaelį sekti tavimi. Galvoje ar burnoje Natanaeliui trūko, taip sakant, filtro. Kitaip sakant, sakė, kas jam papuolė į galvą. Pilypas kalbėjo Natanaeliui, surad mane įtikėtiną žmogų, Jėzų iš Nazareto, galbūt tai yra tas, apie kurį skelbia įstatymas ir pranašai. O Natanaelis atšovė, būtent be to filtro savo kalboje, ar gali iš Nazareto būti kas nors gero? Panašiai kaip Vilniečiai ir šiomis dienomis kalba apie žmonės, kaip jie sako, iš provincijos, iš Kauno ar panašiai. Bet nuostabiausias dalykas, žvelgiant į Evangeliją, matyti, kaip tu, Jėzau, neįsižeidi. Priešingai, tau toks nusistatymas netgi patinka. Tas, kuris sako taip, kaip jaučiasi, tą, ką turi savo galvoje, savo širdyje, jis gali bendrauti su tavimi, gali šio to išmokti. Ir priešingai, tos geros manieros, kurios slepia šaltumą, nepasitikėjimą, klastą, tau, Jėzau, yra atgrasios. Turbūt visi ir daugelis panašiai jaučiamės. Mums lengviau bendrauti su žmonėmis, kurie yra paprasti, spontaniški ir sako tą, ką turi savo galvoje, galbūt ne visada tuos pozityvius dalykus, bet mums lengviau juos suprasti, lengviau juos perprasti. O tu, Jėzau, matyti, kad turi širdį, daug ko panašią į mūsų širdį. Tau geriau paprastumas, kuris leidžia pažinti žmogų, kurį turi prieš save. Ir tai galbūt puikiai savybė mano maldai ir visų mūsų maldai, kad tau patiktume, kad galėtume su pasitikėjimu bendrauti su tavimi. Būtent tas nuoširdumas, paprastumas, gebėjimas pasakyti dalykų tokių, kokie jie yra. Vienas šventasis Jose Marija šiuo atveju kartais sakydavo, kai eini į maldą ir kai kyla viena ar kita abejonė, sakyk, Jėzau, esu iki kaklo. Ar sakyk truputėlį kiečiau. Galbūt švelniau, galbūt kiečiau. Kaip jautiesi. Ir Jėzus tą mielai priims. Jam brangus tas paprastumas. Prašykime to taip pat ir savo. Tu, Jėzau, tęsi pokalbį su tuo Natanaeliu. Tu sakei,
Kai sėdėjai po medžiu, mačiau tave. Na, ir Natanaelis didžiai nustemba, sako, na, tu esi Izraelio karalius, tu Dievo sūnus. Na, didžiai nustemba. Na, mes žinome, Jėzau, tu esi tikras Dievas, tikras žmogus, tu mus pažįsti. Mes atsiveriame, leidžiame, atveriame tau širdį, leisdami tau įeiti į ją, bet tu mus pažįsti ir taip. Tu žinai, ką padarėme blogo, ar ne? Bet taip pat, ką padarėme gero. Jėzus sakė, tu Jėzau sakei, kai sėdėjai po medžiu, mačiau tave. Na, ir ką galėjo mąstyti tuo metu tas Natanaelis? Galbūt tai buvo būtent ta malda. Būtent malda, kuriais nuoširdžiai kreipiasi į tave, kurią tu, Jėzau, kurią tavo tėvas, mūsų tėvas, išgirdo, būdamas danguje. Na, iš Evangelijos galima matyti, nujausti, kad Natanaelis galbūt buvo šiek tiek nusivylęs gyvenimu, šiek tiek apkartas. Būtent tai matyti ar galima jausti iš to jo pasakymo. Ar gali iš Nazareto ateiti kažkas gero? Na, tam tikras nusivylimas galbūt. Vienas ar kitas nusivylimas, kurį jis jau buvo patyręs praeityje. Na, tu, Jėzau, neįsižydi, tu jį pažįsti. Tu žinai kiekvieną tą gerą darbą, kurį jis yra padaręs. Esame tavo Dieve akivaizdoje. Ir būti tavo akivaizdoje tai nėra, kažkaip, šokinėti, stengtis būti tavęs matomi. Tu mus pažįsti, tu mus matai. Tai yra prisiminti, kad tu į mus žvelgi tuo mylinčiu žvilgsniu, mus vertini, mus myli. Tos pačios Evangelijos pabaigoje tu žadi. Tam Natanaeliui, kuris buvo didžiai nustebęs dėl to, kad tu matei jį po medžiu, tu sakei jam, pamatys didesnių dalykų. Ir pabaigoje, sakai, kreipdamasis į Natanaelį, bet taip pat ir į visus mus. Sakai daugiskaitę. Sakau jums, tu kreipeisi į visus, jūs matysite atsiverusią dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Laukia didelis nuotykis visi šie metai. Susitikimas su tavimi pakeitė Natanaelio gyvenimą. Pamažu jis tapo didžiu apaštalu, pamatė didelių stebuklų. Dideli stebuklai buvo padaryti jo paties rankomis. Ir lygiai taip pat, mums tu sakai, matysite dar didesnių dalykų. Pamatysite, kad tu mus pažįsti, taip pat atsiliepia į savo pašaukimą. Padarysite didelių stebuklų. Aš veiksiu per jūs. Leiskime, kad Dievas veiktų per mus. Bet pirmas žingsnis, kad tai tikrai veiktų, tai yra būtent ta malda. Pasitikėjimo, paprastumo kupina malda. Taip kaip tau patinka. Toks, kas buvo Natanaelis. Taip kaip tu, Jėzau, vertinai. Būtent dėl to tu jį ir vertinai. Ateinantiem metam, vienu žodžiu, mūsų laukia tas didelis nuotykis, kurį patirsime, jei į tą nuotykį viešpatį įtrauksime tave. Jei ieškosime tavęs maldoje, tave surasime. Ir jei būsime su tavimi nuoširdūs, būsime viešpatie mieli tavo akise. Ir tuo būdu matysime didelių dalykų savo ir kitų gyvenimuose